Labas vakaras kolektyvas, taigi šiandieną lengvas video, vėl kaip visada, aptarsim, kas vyko per šį vasaros mėnesį. Tai yra, pažiūrėsime auksą, pažiūrėsime GBP USD. Kas galėjo, kur galėjom, kaip galėjom įeiti, kokie terminai atitiko, kurie netitiko. Iš tikrųjų, galima pasižiūrėti, galima bandyti rasti ir žiūrėti, kasgi įvyko būtent paskutinį vasaros mėnesį. Čia prieš pradedant, pradžiamokslio kursai, tie, kurie tik tai pradeda pasistatyti pamatams, tikrai nemažai informacijos sukelta. Lygiai taip pat yra kelio. Ir meistro kursai, kur yra mano strategija, 3 metų darbas, sudėta visa psichologija, visi edžai, kaip praeiti challenge'us, kaip gauti payoutus ir kaip išdirbti iš Forex'o, kitaip tariant, papulti tą 1%. Taigi nieko nelaukia, važiuojame prie recapo. Pirmiausia, kągi mes turime, tai yra aukselis. Kaip matote, čia maždaug prasidėjo mūsų mėnuo. Ne? Ir vat, ką galima iškart pamatyti, jau per pirmas dienas turėjome stiprų vedimąsi apačion. Ne? Vat, sakykime, turime trendline. Šitoj vietoj buvo aukščiausias taškas, pradėjo atsimušinėti lygiai taip pat čia respektinama ir šitoje vietoje lygiai taip pat palietusi trendline kaina ir jo reakcija. Tačiau tuo pačiu galime pamatyti ką. Šitose vietose buvo sukurti likvidity lygiai, kuriuos kaina pasiminėjo. Čia, čia ir čia. Lygiai taip pat per pirmą savaitę šioje vietoje buvo sukurtas žemiausias taškas. Nemažai kilo porą savaičių, ką galime matyti iš karto, jog turime mes trendą. Kilimą į viršų. Vėlgi, lygiai taip pat, čia pradėjo kaina atsimušinėjo, trendas sekamas, važiuojame į viršų, toliau nusimtas mūsų pirmas liquidity lygis būtent šitoje vietoje. Kaina ką padarė? Padarė būtent čiok. Būtent šitoje vietoje mes turime čiok. Ir aukselis mūsų pradėjo kilti. Ir realiai visą mėnesį mes, kaip matome, buvo lengva kilimo tendencija, tik tai prie pačio galo prasidėjo konsolidacija, mes dar prie to prieis. Vėlgi, toliau vėl kilimas šitoje vietoje, liquidity grebas. Lygiai taip pat. Čia va, irgi liquidity grebas, kaina toliau važiuoja į viršų, nusimdama mėnesio high. Paimkime lygiai taip pat iš istorijos, liquidity's paimamas iš šitos vietos. Ir kaina toliau nuvažiavo į viršų, taip kaip ir privalėjo. Iš tikrųjų, dabar žiūrint įėjimus, kokius buvo galima tikėtis, kokių buvo galima laukti, tai galbūt iš valandinio grafiko paėmus, tą patį Fibonacci įsijungus, mes galime matyti, jog kaina sąlyginai grįžo iki mūsų golden zonas, iki mūsų tos auksinės zonos, truputuką įbreikino ir tada pradėjo važiuoti į viršų. Čia galbūt buvo galima ieškoti įėjimo taškų, tačiau vėlgi laukčiau mažesnio grafiko, žiūrėčiau galbūt būtent šitoje vietoje buvo koks nors čiokas, kaip būtų galima bandyti ieškoti trendo pasikeitimo, kasgi čia įvyko, reikėtų, kaip sakau, jungti mažesnius time frame'us, žiūrint, kaip kaina būtent reagavo būtent šitos sezonas. Ir tada čia, kaip matote, trendas ir kilimas į viršų. Bet jeigu taip žiūrint labai paprastai, turime mūsų Fibonacci, turime golden zoną, turime mes įėjimą. Turime įėjimą ir kainą galime pasidaryti būtent šitaip ir iki liquidity grebo. Tai realiai vienas geras treidas iš valandinio grafiko per mėnesį, kiek čia 2 savaitės, nuo 5 iki 19. Būtų padaręs 2,5% pliusų, kas nėra blogai. Iš tikrųjų, žiūrint į swing traderio akių, būtų labai preliminarus ir ganėtinai paprastas treidas. Turėtume enterį jau iki mūsų 1.73 čia nebekilo. Galbūt kitą mėnesį, tačiau vėlgi galim pasianalizuoti, kas vyko toliau. Dabar žiūrėkit, kainos sukilo, viskas gerai, tos liquidity grebus paėmė. Šitoje vietoje
highs, man atrodo, all time highs. Didžiausia kaina, iki ko buvo sukilęs auksas, tai 2531, ne, ir pradėjo važiuoti žemyn. Šitoje vietoje mes turime pakankamai stiprų supply, sakyčiau. Pakankamai stiprų supply ir nuo tos vietos kaina atšokinėja. Vėlgi kaina atšokinėja. Dabar žiūrėkit, galime mes vėl bandyti dėtis Fibonacci, būtent šitoje vietoje, ir žiūrėti, kaip kaina reaguotų. Ar tikrai nuo šitos vietos jinai atsimušinėps. Tai dabar tai paimkime, turime mes, sakykime, tą mūsų golden zoną. Ir vėlgi, žiūrėkit, kas yra labai įdomu. Būtent ties golden zona, jeigu paimant nuo čia iki čia pačią žemiausią tašką, kaina važiavo žemyn. Turime stiprų važiavimą. Sukilo. Ir būtent šitie vykai parodė, jo kainą respektina. Sąlyginai respektina. Vieną kartą atsimušė vėl, antrą kartą atsimušė vėl, matosi važiavimas į apačią. Tačiau minimaliai mūsų demanzona būtent šitoje vietoje kainai neleido judėti žemiau, turėjome bajerius, kaina toliau pradėjo kilti. Čia galbūt buvo koks nors išmušimas, žiūrint, kaip žmonės dėjosi selos, tačiau nusimti šitie visi likvidičiai, būtent šitoje vietoje ir šitoje vietoje. Išmušti žmonės tikrai buvo tų žmonių, kuriuos išmušė. Lygiai taip pat ir čia kaina ką padarė, nusiėmė likvidity ir nuo jo, turėjus jėgos, pradėjo važiuoti žemyn. Būtent šitoje vietoje, kaip matote, vykas gavosi. Nusimtas likvidity lygis ir važiavimo žemyn. Lygiai taip pat viskas įvyko mūsų supply zonai. Nebuvo jokių tokių įsikišimų. Ir kaina pradėjo važiuoti žemyn, nusimdama šituos žemiausius taškus. Turime čia kaip ir mes jau sporto lygį, nes buvo iš tikrųjų 3 skandalai, kurie atsimušinėjo. Vėlgi pasižiūrėkime. Šitoje vietoje ir šitoje vietoje. Ir visi skandalai buvo nuimti. Vėlgi žiūrėkit, vieną kartą atsimušė, antrą kartą atsimušė, trečią kartą atsimušė. Ir iš tikrųjų mes turėjome reakciją būtent šitoje vietoje. Reiškia, bajeriai bandė toliau kelt kainą į viršų. Turėjome minimalią reakciją, tačiau vėlgi žinome, jog Forexas yra manipulacijų kraštas, tai paimkime ir kaina buvo išmanipuliuota ir kirto žemiau mūsų netgi zonos, demand zonos, kuri čia galbūt buvo. Išmušė labai daug bajerių būtent šitose vietose ir ką kaina padarė, vėl grįžo iki mūsų supply zonos, panašiose vietose pradėjo ką daryti, pradėjo vykuoti būtent nuo mūsų naujo supply'aus. Ir kaip matote, čia buvo reakcija. Būtent šitoje vietoje vėl kaina paduoda į apačią ir šitoje vietoje kaina paduoda į apačią. Važiavimas į apačią. Vėl grįžimas į viršų. Čia, kaip matote, imbalansų nėra. Čia būtų galima vėl galbūt dėtis pas mus Fibonacci, žiūrėti mūsų zonas ir būtų galima galbūt ieškoti geresnių įėjimo taškų. Būtent nuo šitos vietos, turėtume įėjimo tašką ir visai padorę short poziciją. Vėlgi priklauso, kur dėtumėte selą ir kaip matote, kaina breikina ir šitos lygis. Ir čia, ir šitos lygis. Ir šito jo nebebreikina, tačiau važiavo padoriai žemyn. Čia, sakykime, galėtų būti mūsų pirmas profitas, būtent šitą liquidity grabų. Antras čia ir trečias galbūt būtų galima dėti žemiau šito vyko. Ir žiūrėsime, kaip sujudės kitas mėnesis, bet aš taip galvoju, jog šita būtent supply zona viršutinė mūsų highest taškai, jinai dar atlaikys, visgi Wall Streetas grįžta, duos pušą į apačią, pinigų apačioj nemažai. Tačiau pasižiūrėsim, ar tikrai nusimta bus šita zona, nusideda alertą. Taigi taip pat šita zona, kas būtų dar vienas liquidity grabas. Lygiai taip pat alertą užsideda. Ir žiūrėsime, bent nemažai iš tikrųjų federaliniai rezervai, žiūrėsim, ką paskelbs. GBP USD irgi lygiai taip pat
Kaip matome, čia startas ir mes turime trendą. Šiokį tokį trendas yra respektinamas, ne, čia highest taškai mums sukurti iš karto ir jie nebuvo ilgą laiką breikinami. Vėl čia ir čia. Ne, analizuojamės rinką. Dabar žiūrėkit, kasgi man čia visai įdomiai atrodė, neturėjome pušą į apačią, vėl į viršų atkilimas. Čia pas mus imbalansas ir vėl gapas, kuris buvo respektinamas ir šioje vietoje vyko kaip resistance lygis. Ne, vieną kartą atšoko, antrą kartą, trečią, ketvirtą kartą net nedaėjai. Lygiai taip pat ir šitoje vietoje buvo šiokia tokia reakcija. Būtent daėjus iki šitos vietos lygis. Kaina atšoko iki mūsų naujo resistance lygio, iki mūsų vėl gapą. Ir tada šitoje vietoje buvo likvidinis grebas, pasimti pinigai, ne? Dabar žiūrėkit, kasgi čia įvyko. Pasimti pinigai, kaina pasiėmė pinigus, padavė judesio apačio. Ir iš karto, ką galime mes pamatyti, jo kaina reaguoja visą šitą, žiūrėkit. Čia kilimas į viršų, būtent šitoje vietoje, kaina reaguoja, vėl padavė ją. Kaip matote, trendas sukūriamas žemiausias taškas, vėl kaina ką padavė į viršų. Naujas bosas tikrai buvo tie, kurie pradėjo pirkti, kurie laukia reakcijos būtent šitose vietose, įeidinėjo į treidą. Ne, ar čia bus pas mus demand zona būtent šitoje vietoje. Ar tai supportas, kaip jis reikšti, iš tikrųjų, kas kokią teoriją moka, dėl to sakau, kam dar sudėtingiau, pradžiamokslis labai gerai. Toliau lygiai taip pat vėlgi, kas įvyko, žiūrėkit, būtent šitoje vietoje kažkiek padavė pušo žemyn ir padavė pušo į viršų. Reakcija iš karto sureagavo rinką, žinodama, kad duodam pasidžiaugti bairiams. Ir deileriai čia buvo tikrai labai stipriai uždaryti, nes sąlyginai gera įėjimo kompozicija, galima būtų įeiti, užsidėjus SL žemiau viko ir padavimui į viršų. Ne, tai paimkime, turėdami kelis mes likvidity lygius. Čia ir čia. Ne? Ir galima būtų keliais skirtingais tik profitais pasiminėti treidus. Ne? Sąlyginai geras treidas, labai geras treidas, jeigu čia gaunasi 1/13 risk rewardas, aišku, būtų suskirstyta į kelis tik profitus, kas būtų pratinga. Tačiau ilgai nesidžiaugia, reakcija iš karto buvo, kur buvo apačion. Kaina susirinko pinigus, marketas susirinko pinigus šitoje vietoje, nulikviduodamas visus, paimdamas visus SL-us. Ir kas įvyko? Įvyko kilimas ten, kuris ir privalėjo, ir kaip matote, po pirmos savaitės, 9-8 dieną, kaina ką padarė, pradėjo sekti trendą ir važiuoti labai stipriai į viršų. Iš tikrųjų, šitoje vietoje aš net neturėčiau įėjimo. Mažesnį time frame galbūt pasijungus būtų galima matyti kažką rasti. Žiūrėti, kasgi šitoje vietoje įvyko. Kodėl čia taip išmanipuliuota. Tačiau faktas, kad išmanipuliuota, jog išmušti visi bajeriai ir kaina pradėjo įdėti viršų. Kaina įdėjo iš tikrųjų visą mėnesį viršų. Kaip matote, stiprus uptrendas ir nelabai netgi kur tu čia rastum įeiti. Čia trendo pasikeitimas ir tas trendo pasikeitimas, net nežinau, kodėl čia reiktų atsakinėtis, nesvarbu. Įvyko trendo pasikeitimas, galbūt tiesiog testai. Čia dabar pažiūrėkime irgi imbalansas, kuris buvo užpildytas pilnai, nusimtas. Tad kita savaitė bus įdomi, mano nuomonė, nes labai daug likvidity palikta. Šitoje vietoje, šitoje vietoje iš tikrųjų, wow, galimas pušas apačion, tačiau labai stiprus mėnesinis trendas, tai paimkime, žiūrėkit, čia beveik 3 savaitės buvo vien tik pušinimas į viršų. Ir iš tikrųjų dabar, jeigu dar taip, dar paprasčiau pasižiūrėjus, turime paprasčiausia, marketo struktūra, vėlgi, tai žiūrėkit, reiškia, turime mes uptrendą, kilimas į viršų, high, low, high,
hello, hi, ne? Čia galbūt pas mus kažkoks demandas, kuris davė atsimušimo būtent šitoje vietoje. Ir kaina toliau juda į viršų. Tai kas gali būti dabar mano akimis iš tikrųjų, kas gali būti, kaina grįž iki kažkokio lygio. Ar tai bus Fibonacci, ar tai bus reakcija į mūsų demandą. Vėlgi reikia žiūrėti, iki kur kaina važiuoja žemyn. Jinai dar važiuoja žemyn, nes dabar tai paimkime. Čia padarytas bosas. Jau būtent šitoje vietoje mes turime bosą. Nuo šito jau nepasislėpsi. Turime bosą, viskas. Kaina dabar važiuos į apačią. Dabar, kad pakeisti visą trendą, labai daug taškų reikėtų breikinti, labai daug likvidičio lygį reiktų nusimti ir kaina turėtų važiuoti labai stipriai žemyn. Ir tada vis tiek, bet kuriuo atveju būtų kažkoks skilimas iki kažkur. Vėlgi čia būtų galima ieškoti iš didesnio time frame imbalansų, fair value gapų, ar mūsų tų pačių golden zonų ir bandyti žiūrėti. Bet esmė tame, kad kitai savaitei, mano nuomonė, bus judesys į apačią, ypatingai iš GBP/USD pusės, nes liquidity lyg yra, kažkoks backupas turi būti. Backdownas, čia taip įsireiškia. Kažkoks backdownas turėtų būti. Nusimti liquidity lygiai ir surasta zona. Būtent kažkur, būtent šitoje vietoje turėtų būti atšokimo zona nauja, mano nuomonė. Jeigu grįš iki demandų dar geriau, tačiau retais atvejais tai būna, bet kai būna, reiškės, tikrai pasijungs bairių daugiau ir vėl kaina turėtų ką padaryti, pradėti judėti jinai į viršų. Ir šitoje vietoje po mėnesį 2 suformuoti naują bosą. Tai va, chebrytė, ačiū, kad žiūrėjote. Tokie mano pamastymai, ką mums aukselis parodė, ką GBP/USD parodė ir ko galime tikėtis. Tad jungiamės į bendruomenę, jungiamės į pradžiamokslį, jungiamės į meistro kursus, vis dėlto vis dar nuolaida yra. Ir judame visi link bendro tikslo. Uždirbti dolerį. Bye bye.